Sveiki visi skubantys į darbus ar ką tik nubudę. Kviečiu stabtelėti kelioms minutėms ir leisti man jūs pavedžioti po šios savaitės nacionalinio kino įvykius. Režisierius Mindaugas Survila daugeliui žinomas dėl gerai įvertintos dokumentinės poemos Stebuklų laukas. Šį kartą režisierius pasiryžo, kaip pats sako, išeiti keleriems metams į Lietuvos miškus, nardyti po ežerus bei Baltijos jūrą. Taip jis kurs naują dokumentinę juostą apie Lietuvos sengires. Tad kviečiu pasiklausyti pokalbio su režisieriumi. Tai, ta prasme, nuo vaikystės jau realiai nuo 5 klasės svajojau kurti filmus apie gamtą. Tai baigiau Vilniaus universitetą biologiją, o dabar tiesiog per darbą patį kuriu filmus. Ta prasme, einu link savo vaikystės svajonės. Sengirė tai yra tokia, kaip pavadinkim, karalyje, kurioje auga ten medžiai nuo pačio mažiausio iki pačių storiausių. Ir, ta prasme, skirtumas sengirių yra nuo paprastų miškų, tai kad, ta prasme, nėra vienos rūšies ten medžiai ir nėra vieno amžiaus. Yra, ta prasme, nuo pačių seniausių, tai, sakykime, kurie ten 300 metų gali būti kokiom po 100-250 metų ir nuo visiškai mažų. Ir, pavyzdžiui, kai tas užauga pats medis, jisai, natūraliai po kiek laiko nudžiūna. Ir tas nudžiūvęs medis tampa karalyje, ten tūkstančiam įvairių rečiausių vabalų. Techniškai bus labai sudėtingas filmas šitas Sengirė, nes bus daug įvairių objektų. Sakykime, filmuosi įvairias, kokią Sengirę be erelių ar vištvanagių. Tai vat mes prie jų, kad juos nufilmuotam, reikia būti kažkur gretima medį. Bet tame bėda yra, kad žmogus yra didžiausias plėšrūnas. Žmogaus visi bijo, tiek paukščiai, tiek tie patys vilkai, tiek lūšis. Tai reikia išlikti nepastebėtam. Tai mes tokiu metu dabar išsikeliam palapinės prie lizdų netoli, sakykime, 20 metrų atstumu. Tai yra tokia medinė tiesiog platforma, ant kurios ten po to būnu ten kažkur 1,20 m ant 1,70 m tokio ilgio ir aptraukta medžiaga. Tai mes įsikeliam tokias palapinės ir paskui laukiam pavasarį. Ir kai jau išsirita jaunikliai, paskui mes ateinam prie tos palapinės naktį dviese, kad mūsų nematytų, aš užlipu ir ten pastatau kamerą ant to, viską susikuičiu ir kolega mano tada nueina. Tai paukštis girdi, kad kažkas atėjo, kažkas pasikuitė ir kažkas išėjo. Sakykime, atėjo briedis ir išėjo briedis, jis nieko nemato. Ir paskui jau, kai išaušta, tai tie paukštai visiškai ramus ten būna lizde ir, jokio dėmesio mane nekreipia. Bet niuansas yra tame, kad aš negaliu išlipti iš to medžio, kol nesutemo, kad manęs nepamatyt. Nes jeigu mane pamatys, tai tada ta palapinė asocijuosi su žmogumi, bet net gali mes lizdę. Tai dabar yra nufilmuota tai nedaug, apie 60 valandų, bet apskritai, jeigu rimtai darant filmą, tai filmas užtruktų, galvojam, kad 3 metus, geriausiu atveju. Nes, sakykime, pavyzdžiui, kurtinių vestuvės vyksta ir jos vyksta intensyviausiai kokią savaitę arba 4 dienas per metus. Tai jeigu per tą savaitę nenufilmuoji jų, tai viskas, tada reikia laukti kitų metų. Tai tiesiog nežinai, kaip pasiseks, ar orai bus geri, ar viską pavyks nufilmuoti. Tai galvojam, arba 3 arba 4 metai užtruks. Dažniausiai, kai filmuoja žmonės, tai būna klausimas, su Stebuklų lauku buvo daug etinių klausimų, pavyzdžiui, ar galima tokią sceną dėti ar tokią, ir nepakenk žmonėm. Su šito filmu lygiai taip pat yra svarbiausias dalykas, kad tiem patiem, gyvūnam ir žmonėm, nepakenkt. Tai mes todėl ir naudojam tą pačią, jau pačią saugiausią metodiką. Stengiamės ir konsultuojam, aišku, labai daug su mokslininkais, su žmonėm, kurie anksčiau yra bandę tą daryti ir tada randam geriausią variantą ir dirbam. Tai svarbiausias saugumas gyvūnų, paskui mūsų, o paskui jau pats filmas. Sudėtingiausias buvo dalykas, tai buvo, kai audra. Nusibojęs medžio viršūnė, žaibai aplinkui trankosi, prie patį, kai kerta toks garsas, reiškia, kad jau prie patį kažkur kerta. O čia ir metalinis stovas padėtas, ir kamera, ir ten nusibojęs, tai aišku, apie tėvus pagalvoja, apie brolius, ką gero per gyvenimą padaryti. Sunkiausias dalykas, tai matyti, yra tai, kad ne tai, kad jis sėdėtų, pavyzdžiui, esu ir 3 paras sėdėjęs medį, grinai, kad laukęs ten pelėdžiuką, kol nušoks ten, mokino skraidyti ten. Sunkiausia ne išsėdėti tiek ilgai, bet sunkiausia yra su finansavimu iš tikrųjų, nes, gali ten sugalvoti, kiek nori ten tų svajonių, bet, jeigu nebus kameros, tai bus prastos kokybės kamera, paskui tas visas darbas kaip ir eis per niektai.
Lietuvoje yra, sukuriama iš tikrųjų nemažai tų gamtinių filmų, kurie yra užkadrinis balsas, ten pasakoja ir rodot įvairius gamtos vaizdus. Bet jais daugiausia domisi, būtent gamta besidominti žmonės. Mano tikslas būtų atkreipti apskritai visos visuomenės, žmonių, kurie šiaip mažiau domisi gamta, dėmesį, tiesiog parodyti tokią pasaką papasakot, jiem priimtina kalba. Ir galvoju, kad tai vis dėlto bus kinoteatrinė versija, ta prasme daugiau kinoteatrams skirta, tai tiesiog, kad gal nebus to užkadrinio balso, to pasakotojo, bet bus tiesiog tokios istorijos mažos, kuri viena su kita persipinė ir tokia viena smagi istorija, ta prasme visas filmas. Tai iš tikrųjų visus žiūrovus televizijos norėčiau pakviesti į renginį, kurį vyks šiandien, 18:30 min. Vilnių mokytojų namuose. Tai bus renginys, per kurį pasakosim apie filmą. Tai bus daug nuotraukų, įvairios video atkarpėlės, prasme, bus žymiai plačiau. Bet jeigu negali šiandien ateiti į mokytojų namus, tai kviečiu visus užsukti į www.sengirė.lt ir ten bus renginio tiesioginė transliacija. Ir tos transliacijos metu jūs galėsite irgi parašyti klausimus užduoti ir stengsimės atsakyti visus klausimus rūpimus. Tai tiesiog, jeigu norit sužinoti daugiau apie filmą, kviečiam užsukti į www.sengirė.lt ir daugiau sužinoti. Agata, ši raidžių kombinacija dažniausiai susijusi su muzika. Tačiau Lietuvos gretutinių teisių asociacija, kurią skubame sveikinti su 15 gimtadieniu, yra siejama ir su kinu. Jūs klausėte, kaip? Atsakymą pateiks asociacijos vadovė Agnė Masalskytė. Tai Lietuvos gretutinių teisių asociacija Agata jau 15 metų vienija Lietuvos atlikėjus, prodiuserius ir šiek tiek mažesnė teisų apimtimi, bet vienyje ir aktorius, ir kino prodiuserius. Įsigaliojus naujam įstatymo pataisom, jau porą metų yra renkamas taip vadinamas tuščios laikmenos atlyginimas, kuris yra skirstomas būtent Lietuvos aktoriams ir filmų prodiuseriams. Agata skirsto jį būtent šitiems subjektams. Ir šiemet buvo paskirstyta beveik 1 milijonas litų, būtent tiesiogiai audiovizualiniai sričiai. Tai daugiau negu pusė šitos sumos atiteko kino gamintojams ir mažiau negu pusė atiteko laidų, muzikos klipų ir panašiems audiovizualiniams kūriniams. Ką reiškia tas tuščios laikmenos atlyginimas? Kiekvienas vartotojas mes perkam tikrai nemažai, tarkim, įvairių įrenginių, į kuriuos mes galim kopijuoti, atgaminti audiovizualinius kūrinius. Tai yra, sakykime, aš galiu padaryti kopiją, įrašyti į USB raktą filmo ir galiu duoti pažiūrėti, sakykime, savo mamai pažiūrėti, nes labai geras filmas. Ir būtent už tai kino kūrėjams, aktoriams, prodiuseriams yra kompensuojama. Tuščios laikmenos atlyginimas būtent yra papildomas atlygis ir pasiekiantis kino kūrėjus, aktorius, prodiuserius. Ir būtent tai skatina juos investuoti į naują, geresnį filmą ir toliau kurti Lietuvoje. Ir labai norėčiau pakviesti aktorius, prodiuserius užsiregistruoti Agatoje ir tiesiog pasiimti savo priklausantį atlygį. Mes iš tikrųjų administracija surenka labai daug informacijos apie tai, kas vaidino, kokie prodiuseriai kūrė, tačiau be abejo, apie visus Lietuvoje rodomus filmus, kitus audiovizualinius kūrinius, informacijos yra tiesiog labai daug. Ir Agato puslapyje yra skelbiamas toksai ieškomų aktorių ir ieškomų prodiuserių sąrašas. Ir tiesiog tikrai visus asmenys kvieščiau skaityti, žiūrėti, domėtis ir registruoti informaciją. Ir būtent tai yra jų intelektinė nuosavybė, tai yra jų turtas. Ir tiesiog reikia kartais labai nedaug pasirūpinti tuo ir už tai gauti savo priklausantį atlygį. Gražaus ryto ir iki kito ketvirtadienio. Linkiu nesušalti.